Sveiki visi, čia Mantas iš Matiekos. Ir ką nusprendžiau padaryti, tai įdėti visą pilną kiekvieno matematikos valstybinio egzamino uždavinio sprendimą su pilna analizė. Tai bandysiu kasdieną apdėti po vieną uždavinį, kam įdomu galite prisijungti, pasižiūrėti. Aišku, galiu pasakyti, kad tos uždavinius pats sprendžiau, kai tik jie buvo atsiradę ir rudens pradžioje ir vasaros pabaigoje, dabar neatsimenu, ir sprendėm dviese, bandėm analizuoti su kitų kolega matematikos mokytoju. Tai radom tokių perliukų, kad net patys du matematikos mokytojai sėdėjom ir galvom, kas čia ko nori. Tai aišku, daisim iki būtent tų konkrečių uždavinių vėliau, kurie tenais yra liktais gal 15, gal 13, tiksliai dabar nesimenu, kažkuris iš jų, 14. Tai čia yra vienas iš tokių topinių uždavinių, bet pradėsiu nuo pačiojo pirmojo. Tai sprendimas gan paprastas, aišku, uždavinys gali būti painokas, kadangi yra pateikta informacijos, kuri gali būti ir nenaudojama arba skirta suklaidinti. Tai dabar trumpai nuo ko pradėti. Tai pirmiausia, visus tekstinius uždavinius, ką patarčiau daryti, susižymėti, kas duota ir kas yra esminė informacija. Tai dabar pagrindinė informacija yra, kad 30 abiturientų mokosi, variantai yra tik ispanų, tik italų arba pasirinkimas yra tik, tai yra ir tie. Dabar žinoma, kad ispanų kalbos mokosi 18 ir nepasakyta, kad tik, tai čia vadinasi bus tokie, kurie tik ispanų arba dvi bendras, arba ir tą. Ir duota dar, kad bendri tai ir tie sudaro 16 abiturientų ir prašo, kiek mokosi tik italų. Ir tas dar esminis žodis, kad tik, tai mums reikės imti tik tais tą Veno diagramos dalį, kur mokosi, kur pažymėta tik italų. Dabar pradėsiu nuo Veno diagramų. Tai turim pažymėsiu ispanų, pažymėsiu kitą italų. Ir ką patarčiau tiems žmonėms, kas uždavinius arba ruošia šios egzaminus, tai parinkti tokias kalbas, kurios prasideda iš skirtingų raidžių, pavyzdžiui, anglų, vokiečių, arba gali prancūzų kokį nors paimti, nes italų, ispanų dar gali būti papildomas klaidiklis ir daug patogiau būtų žymėti tiesiog AV, jeigu anglų, vokiečių, arba IP, jeigu ispanų ir prancūzų. Bet šį kartą gerai, aš pažymėsiu ispanų, bus kairė, ir italų bus dešinė, per vidurį, aišku, bus ir tie. Tai susidedu informaciją į skritulinę Veno diagramą, tai ir tie pradedu, kad nuo centro 16. Dabar žinoma, kad ispanų kalbos mokosi 18. Ką reikia užsipildyti, kad kiek mokinasi tik ispanų, tai dabar sužymėsite, kad šitie bus bendri, centre bendri, tai ir tie. Dabar iš to vietoj tik ispanų. Ir mums reikės būtent surasti tą dešinį pusmenarį, tai čia bus tik italų. Ir jeigu pilnas nuoseklus sprendimas, tai susirandam kiek iš pradžių iš informacijos dalos, kad kiek yra tik ispanų, tai tik ispanų bus iš 18 atimti bendrus. Gausim, kad 2 moksleiviai mokinasi tik vieną kalbą ir jinai yra tik ispanų. Dabar žinome, kad iš viso yra 30 mokinių, tai ką reikėtų padaryti, tiesiog 2 su 16 sudėti ir jeigu sudėsim su
paskutinė Venn diagramų dalis, mes turėtumėm gauti 30. Dabar iš 30 atimti, jeigu iš 30, jeigu mes iš 30 atimsim visas kitas diagramos dalis ir šiuo atveju taip sutapo, kad mes tiesiog atimam tą patį 18, tai atimam jeigu 2 ir 16 sumą, mes gausim, kad tik italų bus, kaip čia likę, 12. Uždavinys šiaip gan paprastas, tačiau sąlyga skaityti ir išsigrybauti, kur kas yra, gali būti keblumų ir kad tikrai reikia skaityti uždavinį atidžiai ir šiuo atveju, aišku, galima buvo tiesiog 30 atimti 18 ir gauti 12, bet tada būtų šitas 16 nepanaudotas, jeigu ir moksleiviai tada galėtų tiesiog susipainioti. Čia gan paprastas uždavinys, visas pilnas sprendimas, jeigu dar būtų kokios nors algebros arba jeigu gali įdėti, kiek mokosi italų be žodelio tik. Tai tokiu atveju reikėtų susirasti, kiek tik italų ir susidėti su tuo 16 būtų 28 moksleiviai, kurie mokosi tik italų. Tai kol kas šiam kartui tiek. Rytoj bandysiu spręsti sekantį ir analizuoti sekantį uždavinį, kuris yra irgi gan nesudėtingas, tai pirmos kelios dienos bus tokios paprastesnės.